Mažakraujystė iš tikrųjų tikrai yra pakankamai dažna patologija vaikų amžiuje. Dažniausiai, žinoma, jos kilmė yra dėl to, kad organizme yra geležies stoka. Bet reikia nepamiršti to, kad mažakraujystė tikrai toli gražu nebūna vien tik šios kilmės. Vadinasi, vėlgi, kadangi mes kalbėjome apie infekcijas, infekcijų metu lygiai taip pat gali kristi hemoglobinas tiesiog dėl virusinio slopinimo. Tai reiškia, tam tikri virusai, kai kada ir bakterijos nuslopina kaulų čiulpų normalų darbą ir vadinasi nesigamina normaliai kraujodaros ląstelės taip, kaip turėtų gamintis. Tai jeigu mes turime mažakraujystę, tikrai vėlgi niekada nereikia skubėti nuo geležies papildų, nebent tikrai yra visiškai aiški priežastis, tai reiškia, mes turim kokį nors visiškai nevalgų vaiką, nevalgantį mėsos, arba jeigu mažiukas vaikas ir žinom, kad mama nėštumo žindymo metu turėjo geležies stoką, ir tipiniai kraujo pokyčiai, tada mes galime vien iš paprasto bendro kraujo numanyti, kad tai yra tiesiog geležies stoka. Visais kitais atvejais, jeigu kyla klaustukų, kokios kilmės šita mažakraujystė, vis tiek yra rekomenduotinas, kažkiek bent išsamesnis ištyrimas, bent diferencijuoti, ar tai tikrai geležies stoka, ar tai yra kažkas kita. Nes vis tiek geriausia geležies papildus skirti tuo met, kuomet esame įsitikinę, kad būtent yra jų trūkumas.